Nepatikės, kur mes atsiradom, bet įėjom į Mumbajaus hotelį, į vidų. Taj Mahal, kaip jis vadinasi, ne. Taj Mumbai hotelis. Kur čia krautuvės tokios, nenoriu per daug, čia viską filmuoti. Čia yra pirmo aukšto galerijos. Vaikštai, Louis Vuittonai, viskas. Galvojau, kad securities bus griežtesnis, bet labai paprastai įėjom į vidų. Niekas taip per daug nekrausti. Liepia patikrinti, tik tais paprašė, kad patikrintumėm. Paprašė rankinukus patikrinti ir viskas. Čia fotkinas. Ką? Fotkinas, tai salonas kažkoks. Čia irgi matė fotkinas, galim po. Tai va toks tas viešbutis. Pigiausia kaina čia prasideda nuo 500 svarų naktis. Ir eina iki belenkiek brangiai. Galės paskui pažiūrėti, Google yra įdomumą, kokias kainas. Čia receptionas, kur prisijama klientus, tokie drambliukai, liftas. Žodžiu, žmonių netrūksta viduj. Nemanau, kad čia yra daug atėję tokių kaip mes pasislampinėti, pažiūrėti. Ne muziejus čia yra. Čia. Mes taip galvojam, kad mes čia sugebėjom įeiti į vidų vien dėl to, kad esam baltaodžiai. O, čia štis, kas yra buvę apsilankę. Kokios žvaigždės, Clintons, Jacques Chiracas, vienu žodžiu, visi pasaulio lyderiai. John Lennons, Neil Armstrongas ir buvęs. O, yra ir Prince William ir princesė. Ką? Hillary Clinton, vienu žodžiu. William su Kate Blanchett. Keitė. Visi va, ką čia galite žiūrėti. Kur tu matai? Va. Ai, rimtai, ne. Vienu žodžiu, tokie dalykai. Kvepia viskas iščiūsti. Gėlėm tokiom. Gėlėm tokiais, Man jeigu per ilgai čia reikėtų būti, tai pradėt blogų daryti su tą kvapą. Čia vėl kitas lounge'as kažkoks. Jo, receptionas, dar vienas. Strokliai bėga, eik vaikeli. Biškį geriau negu mūsų viešbutis yra. Biškį geriau negu mūsų. Jeigu čia manis nieks nepatvers filmuojant. Pagirdau, jeigu mes čia taip eitumėm į tą restoraną ir pavalgytumėm ramiai. Taigi čia jau čia buffet stylas yra. Jaučiau sekriai kambario numeris, sakyt, stovi tam. Tai mes kambario numerį galim pasakyti? No, just it's not recording. You're not recording? Camera recording? No. Because videography is not allowed. No, they're not recording. Alright. Sorry. Žodžiu, išėjom laukan iš Taj Mahal palaso. Mergaitė užmatė, kad filmuojam, tai išėjom laukan. Nieko, ten vis tiek daugiau nebūtumėm, kur benuėję. Sako, videography is not allowed. Viešbutis pilnas žmonių.
Nu, žodžiu, įdomiai, vis tiek įdomiai pamatyti tokias vietas ir ką, pamatėm. Įdomiau gal netgi negu tas elefanto peivas. Ne? Pamatėm, kiek turtingų vis dėlto yra Nu, kiek žmonių. yra turtingų. Bet šiaip kainas pažiūrėjau, tai dabar, jeigu šiandien apsistoti, tai apie 200 eurų, tik tai naktis kainuoja. Tai nėra labai brangiai. Aš sakyčiau, čia netgi tokiam viešbutį labai normaliai. Mato dabar ne sezonas, yra gruodžio mėnesį, kai prasideda sezonas 500. Booking.com. Naktis pats pigiausių numerio, aš. Tai va, gerai, einam valgyti samuosų, kitokių osų